Jau įjungiau vlogint, bet be mikrofų dabar. Oi, pala. Atvarėme mano vieną mėgstamiausių haiko trasų. Dūkštos takas. Pradėsim prie Karmazinų piliakalnio. Čia yra toksai fainas slėnis, į kurį mes dabar einam pasižiūrėti. Okay, let's start hike from Karmazinų piliakalnis. You not English. You not English too? I am English. Englishman? Yeah. Gražus slėnis. Pradžioj trasos. Ir dabar tas perėsim Karmazinų piliakalnį ir prasidės Dūkštos takas palei Dūkštos upelį. Labai nice keliukas. Tikiuosi, uodai mūsų nesuvalgys šiandieną. Gerai, kitas reportažas jau prie Dūkštos upelio. Jau turim 6000 žingsnių šiandieną. Todėl, kad mes buvome krepšinį pažaisti. Geriau būtų 6 milijardai. Jo, 6 milijardai, tai 6 milijardai labai daug. Žinau. Nu, lipk tu pirmas. Ką ten kramsnoji? Kurie Tik tai riešutus? riešutus stangomis džiovintas. Riešutai su džiovintom spanguolėm. Geriausias užkandis haiko metu. O, kas čia dabar? Aukuras. Ką tai reiškia? Nu, degina ugnį kažkokią šitą ceremoniją, kaip čia. Pavargau. Mes negalim labai ilgai stovėti, bet čia nematau Ai va. Yra čia takelis, nusileis. Yra, Ai va. Čia va. Eik čia geresnis. Čia? Jo. Ten pagonis gal aukojo tam aukurę ką nors dievams. Tai prasideda. Jau girdi šniokščia upelis. Kad negalima lipti. Ja, mes nulipom ten tiesiai berods. Ne tiesiai ten. Manau, kad Ne, čia. Čia dar, jei gerai pamenu, bus skardis ir vaizdas į Dūkštos upelį. skardus. Va čia, bet tai mes jo nelipsim to skardžio. Mes tik pasižiūrėsim.
Mato skardžio vaizdą. Spėjo įkasti sprandą, į užpakalį, į ranką. O, žiūrėk, Karmazino atodanga. Ilgis 40 metrų, aukštis 36 metrai, bet kaip uodai puola, varom, nestovim. Čia pasižiūrėsim. Tai va, iš šitos pusės rašo. O, kokia atodanga, pažiūrėk. Leidžiamės, nes uodai puola. Jie alkani čia, žinok. Varom, pažiūrėk, kiek jų čia daug. Ten. Mūsų haikas bus bėgimas šiandien. Nes kitaip tai mūsų valgys jie čia. Ne, gaudynė. Uodai gaudys mus. O mes nuo jų bėgsim. Atsargiai, kas lūžė kultelis. Jo. Nekasyk tenais. Labai nešinėkai negerai. Nesustok, mūsų uodai, žinok, tai čia... Kažkaip įkando į pilvą, bet nežinau kaip. Kiek jų čia daug. Varom. Nepagausiu mūsų uodai. Mes gal biškį greitesni. Čia tie laiptai. Lūžė. Jo, žodžiu, sustot pasigrožėt kažkur tai nelabai šiandieną jau čia išeis. Nes tik sustojat iš karto 20 uodų ant vienos kojos, 20 uodų ant kitos kojos. Žodžiu, 100 uodų ant viso kūno, jeigu tik sustoji. Čia būna gal vandens. Einam kairiau, palei upelį eisim čia. Kairė. Ten tiltukas, jo. Šiandien mes turim 26 berods laipsnių šilumos. Vėjo nėra, tai toksai jaučiasi, nežinau, tvankus oras. Jo. Biškai jaučiasi bus okriukas. Jo. Jo, čia gražu. Aš žinai ką pamiršau, turėjau krepšį. Bėgam. Ui, puola! Varom. Turėjau šitą... Sraigėm buvo. Ai, negalim čia sustoti, žinok, tų sraigių filmuoti, nes iš karto sules mumis. Aš net nežinau. Nenoriu būti čia suvalgytas tų uodų. Turėjau aš kuprinį tepoliuko ten tokio Tiger balzamo tailandietiško.
Gal jisai bent kažkiek būtų gelbėjęs čia nuo tų uodų. Bet dabar tai reikia bėgti. Jau reikia? Ir ypač man. Nes mane labiausiai puola. Tai nestovėk. Belenkas, čia žinau, gal net nehaikinam, ką? Nes čia suvalgys mūsų uodai. O pavargsim po to. Gal reikia grįžti į mašiną? Nežinau. Ką? Nežinau, bet kada reikės turėsim pratęsti. Kažkur kitur varysim. Nu, tai bus dvigubas. Nu čia šiaip labai gražu, bet uodai kaip puola, tai eina savo. Galima padaryti dvigubą. Pasižiūrėk, aš sustoju. Iš karto, va. Varom, žinok, link mašinos, nes čia mūsų kandžia, žinok. Davai darom dvigubą video. Bet bėgom varysim, gerai, be sustojimo iki mašinos. Gerai. Pasirinkom blogą laiką haikinti prie Dūkštos upelio. Labai bloga. Kaip tik uodai labai išalkę. Ir ypač dienos metu. Vakarė jie nepakeičia. O eik, vakare dar jie alkanesni. Bent ryte. Žodžiu. Tai geriausia. Nežinau. Ne, aš sakau, nežinau, kad tipo labai jau čia prastai mums pasisekė su tais uodais. Nepasisekė tiksliau. Ir turim, žinok, varyt non-stop dabar iki mašinos. Nes tik sustoja iš karto, bent keli jau įkanda, o iš tikrųjų tai jų ant kūno 100 nusėda. Visiškas ekstrymas. Didesnis ekstrymas negu kiti. Belenkas. Sakyčiau, gal rudenį čia geriausias laikas haikinti. Uodų jau nebūna. Vienam gal dar nebuvo. Lapai ant medžių dar yra. Nu, kokį rugsėjo vidury. Gražus vaizdas dar, o uodų jau nebėra. Don't stop, don't stop. Na tai darysime šiandien dvigubą video. Dviejose vietose. Jo, kažkur kitur dar varysim. Gal prie Trakų ežero varom? Ką? Gerai. Pabraidysim ar pasimaudysim kažką? Nežinau, neturim. Tai ar būtini mum tie rankšluosčiai? Aš žinau gerą dalyką, kaip galima išdžiūti. Bet va, kad maudymosi šortų neturim, tai jau čia kitas reikalas rimčiau. Galim pabraidyti. Pabraižėt nebent. Nes mum čia netoli jau iki Trakų. Tai varom pro ten. Ne, ten mes nenueisim niekur. Čia ratu būtume šitą trasą ėję. Ir būtume grįžę per tenais, jeigu visą trasą eitume. Bet ne, čia žinok, visą trasą eitume, tai neužmigtume naktį nuo skausmo uodų įkandimų vietose. Ne, neskauda. Ja, jau dabar tik nesustokit, tą kalniuką varysim.
Negaliu nesustoti. Turi. Nes aš labai jau pavargau. Nu, pakentiek dabar jau, žinok. Nes sustosim, tai uodų iš karto 100 įkandimų. Aš tai jau turėjau prieš kartą sėdinti. Ir dar neįgėlė. Mano koja žiauriai pavargo. Labai skauda kojas. Tiesiai galim varyti, kad nebūtų kalniukų. Bet nesustodami turim varyti. Sportas čia mum. Tai va, apie ką aš anam video kalbėjau. Ko? Tai apie ką aš kalbėjau praeitam video, dėl ko aš vasarą nemėgstu haikint miške, nes va taip neįmanoma. Uodai puola be rankai. Galėsim biškį atsikvėpti prie to ženklo, nes ten uodai neatskris gal. Ant saulės jie neskrenda. Tikiuosi. Pabandysiu tu atsijudėti. Pabandyk tu sustoti, tai žiūrėk. Pabandyk sustoti. Ja, yra vis tiek vienas kitas, va. Iš karto, va. Puola, iš karto tik sustoji. Benkas. Nu tai dar į tą kalną turėsim nuvaryti be sustojimo. Ir visas šlapias. Sušilai. Čia geriau nei per kašę, ne? Pasportavom. Per kašį iš viso nesušilau. Nu, sakau, geriau nei per kašę pajudėjom. Nu, mes čia dabar kokią kilometrą tai tikrai suvaikščiojom pirmyn atgal. Gerai, kitas reportažas iš kitos vietos bus. Kai būsim jau pabėgę nuo uodų ir atsipūtę. Tai žodžiu, vasarą nepatariu varyti čia. Nebent geras labai priemonės turite nuo uodų. Mes neapsišarvavom priemonėmis nuo uodų.
Tai turim, ką turim. Neįveikta Dūkštos tako trasa. Tai žodžiu, Dūkštos tako haikas nepavyko. Sėdim dabar šlapi po pabėgiojimo. Mašino jau atsipūtę. Važiuojam gal prie ežero trakų. Gal į vandenį krisim, bus matyt. Antras dublis, atvarėm į trakus, bet nesimaudysim, nes jau apsiniaukę, nebėra taip karšta, tai tiesiog pačilinsim ant suoliuko su vaizdu į ežerą. O, antytė. Kažin, pabėgs ar ne? O, ateina, žiūrėk. Nu, ateisi arčiau prie kameros. Eina. Įlūžęs stogas Kas čia jam būna? po vandeniu. Kas sutraiškė jos stogą? Nežinau. Žiūrėk, paskendo. Kiaura turbūt. Medis nulūžęs į vandenį kritas. Viskas čia sugriuvę, žiūriu, šiais metais. Trakuose visi liepteliai sugriuvę, kas čia audra buvo kokia. Aha, potvinis buvo, sakai. Nu. Ten kažkur čia jaučiu panašu į kažkokią kavinę, nes stalai yra tokie. Ar kas čia, nežinau. Gal irklentis šie nuomoja čia kažkokios.
Nufilmuok operatorių. Einam. Vidą Čepulį, gamtos fotografą. O matote, mūsų va, koks vabaliukas. Matai, skrenda. Fotkai mūsų. Dabartis. Ieškom voro, Vidos Čepulio kelionės. Neradom, bet radom daug musyčių. O, antytė. Fotografuoju antytę. Čia ne antytė. Vidą Čepulį filmuojam. O, žiūrėk, ten tali. O Vidą Čepulį. Žodžiu, dabartis aš čia filmuoju su tokiu filtriuku, o kaip kažin be jo būtų, jeigu aš jį nuimu. O, toks MD filtras. Duok, tu laiky kamerą. O, žiūrėk. O, tamsėja, kaip matai. Šitaip. Čia yra kelių lygių. Taip sukiojasi. A jeigu ant pačio tamsiausio padaryti? Tai va, ant pačio tamsiausio žiūrėk galim uždėti. Tai kaip tamsu. Tai galim pašviesinti. Pašviesinsim to. Va, pašviesinam šviesiausias. Beveik toks pat kaip pareiga. Žodžiu, yra visokių čia tų ekvipmentų. Ulanzi kiniečių gamybos. Nu, selfiuką. Tai žodžiu, pačilinom prie ežero galvės, nusprendėm neplaukiot su valtim, nes biškį tingėm ir kloti. Einam jau į mašiną. Pažaidėm biškį gaudynių ir kažkur trauksim dabartis dar kažkur, stosim dar kažkur. Niam stosim. Tai visą dieną šiandien valgom. Visą dieną niam. Visą dieną niam. Hesburgerį jau niam buvom, riešutukų niam. Užkandėlę niam, sultis, ką dar? Vanduo. Ir dabar dar kažką niam. Tai toj pilvukas atsiras, ar jau yra pilvukas? Nėra. Pas mane tai yra, nes aš labai daug niam. Čia patys moksliukai valgosi. Man reikia mažiau niam, daugiau bėgioti. Žiūrėk, čia patys moksliukai valgosi. Jo. Tu gal irgi nori įsimaudyti? Ačiū, ne. Bėg pasižiūrėk, ar šiltas vanduo. Ačiū, ne. Ok, kitas reportažas bus iš kitos sustojimo vietos. Arba Velnio duobė, arba Birštono bokštas. Rinkis. Abu ir Velnio duobė ir Birštono bokštas? Ok, Velnio duobė ir Birštono bokštas. Bet čia visos mašinos su tais apdukais. Iš kur gavai medalį? Iš žygio. Kokį čia žygį praėjai miegodamas? Mašinos žygis. Mašinos žygis.
Žodžiu, atvažiavom, čia vyko kažkoks prie Velnio duobės žygis. Tai paprašė medalį. Tai ačiū, davė. Gražus, ne? Gražus auksinis Auksinis su medalis. lapu. Parodė. Ir čia mažas. Kas ten parašyta? Čia liktais komsas. Aukštadvaris, kažkiek tai ten. 2024 6 mėnuo ir 11 kilometrų. Oho, 11 km žygelis buvo. Nu, mes čia, kaip sakant, va, ale nusileidžiam į duobę ir bus mūsų žygis, ne? Dešimt tūkstančių žingsnių jau. Nu, kaip tau Velnio duobė? Nebloga. Aš savo sakau, čia visai verta dėmesio atvaryti. Aš mačiau, čia skraidžioja daug tų aklių, nu, tų, kur žiūrėjom video čia. Aklys žiauriai smarkiai kanda. Jo. Bijošiu. Apeinam visą tą duobę. Va, kokia jinai 40 metrų gylio. Čia mums tiesiog reiktų va, biškį vėl į viršų užlipti Ir tada, žinai, ir ratuką tokio apeiti ir mes čia būsim apėję tą Velnio duobę. Va, kokiais laiptais ten nusileidom. Matai? tai tada laukia. Jo, bet čia netokį statusą. Pakelės. Liktais man įkanda tas akis. Ne, nemačiau, kad būtų įkandę tau. Bet kažkas čia jau skauda. Tai labai. Aš žinai, ką atkreipiau dėmesį? Aš atkreipiau dėmesį, kad kai būnu užsidėjęs šitą maikę, aš visą laiką noriu vloginti. Nežinau, taip gaunas visą laiką, kad užsidėjęs šitą maikę vloginu. Būtent šitą. Jo. Nu, nebūtinai. Nors būtinai. Visada. Tai biškį vėlės. Jo. Tai bet aš dabar galvoju, realiai, tai tu nusipelnei šito medalio. Nu, tai mes šiandien jau tokį tripą darom, kad buvom ir prie Dukštos upės, prie Dukštos taką ėjom. Tada Trakuose pasivaikščiom. Ir dabar prie Velnio duobės. Ir mes dar savo tripo šiandien nebaigiam. Prie Birštono, prie Birštono bokšto dar varysim. Tai čia jau avansų gavai medalį už šitą tripą.
Čia statau ir giliu. Pažiūrėk, kokia dydžio ta duobė. O ten mes laukiam išlikom. Va. Atsiveria biškį vaizdą. Tai va, apeinam šitą duobę ir į mašiną. Apeinam šitą duobę ir į mašiną. Per čia va dar praeinam. Tai, kaip rašo šaltiniai, šita velnio duobė atsirado greičiausiai arba požeminius smėlius išplovė požeminiai vandenį ir susmego. Dar viena versija yra, kad meteoritas trenkėsi, bet man tai nelogiška šita versija, nes jeigu meteoritas išmušė tą duobę, tai turėtų būti rastas ir meteoritas, bet jo nėra. Bet gerai atrodo šitą duobytę, verta paaplankyti ir pamatyti. Ką, varom į mašiną? Okay, sekantis reportažas iš Birštono bokšto. Nu ką, važiuojam į paskutinį sustojimą. Arba prieš paskutinį, arba paskutinį. Gal dar po šito sustojimo gal Kaune Fulioje stosim pažaisti. O dabar tas į Birštono bokštelį varom. Nepavargai dar? Visiškai ne. Ne. Nu, aš jau biškį pavargau, mes čia visą dieną treipinam jau. Vienuolika 1000 žingsnių. Dar laiptais pasportuosim. Kažkur čia apsisukti reikės. Čia, va, bokštas. Tai bus trumpas. Nu, kiek laiptukų mūsų laukia? Aš nežinau. Koks širšinas. Tokio dydžio. Nusisportuosim šiandien. Aukščiausias Lietuvos bokštas 40 berods metrų aukščio. Aš jau aišku į jį buvau įlipęs tai daug kartų. Bet gerai, nestatus laiptai. Bet tik tai kas čia? Čia akmeningas Nemuno intakas Kriokšlys. Upelis toksai su tokiais kriokliukais. Kažkur tai netoli Nemuno. Labai man įsileistas tas butelis. Jau beveik.
Ačiū už dėmesį.